Mauzeri, žinokit, pažiūrėjau nuo iki ir tik šiandien, žinokit, atsigavau nuo interviu su Giedre Šerpytienė. Ir kai Agnė Jagelavičiūtė pamačiusi šitą interviu myštelėjo į kelnes, tai žinokit, man dar šiandien kelnes šlapios. Taip, sujaudino. Ir supratau vieną dalyką, aš niekada nebūsiu turtingo vyro žmona. Nu, ne tik tai todėl, kad aš esu pelė kaip ir patinas, bet todėl, kad būti turtingo vyro žmona yra neapsakoma būties buvimo lengvybė, tai yra sunkybė. Nu, tai argi sunku išvirti turtingam vyrui barščius, apsiavus aukštakulnius. Jūsgi taip mėgstate ir dedate ten į Facebooką nuotraukas, kur jūs pats vienas aukštakulniais. Nu, bet aš turtingam vyrui, taigi neverdu barščius aukštakulniais. Nu, šiaip turtingo vyro žmona būti nėra taip sunku. Vienintelė bėda, su kuria gali susidurti barakūdos, kad gali nuvilioti, pasinaudoti, pinigėlius visus atimti. Nu, taip teisingai jūs sakot. Bet jūs supraskit, kad to turtingo vyro apsaugai yra išveikvojama visa to turtingo vyro žmonos energija. Suprantat? Daugiau niekam nebelieka jėgų. Suprantat šitą, ne? Tai vyrą savo saugodama moteris viską išeikvoja per 2-3 metus, jinai sudega ir daugiau jinai nebenori nieko. Nei sekso, nei šampano, nei braškių sausio mėnesį. Nu jo, dirbti gėjų klubo apsauginiu, nu neįmavernas sunkumas. Nu bet saugoti vyrą nuo barakūdų, tai dar sunkiau. Tai teisingai sakot, gyventi su turtingu vyru yra vieni trūkumai, vieni nepatogumai. Nesąmonė, jau geriau atiduoti tą turtingą vyrą barakūdoms kokiams, o savo susiras kokį normalų, prasmirdusi, kokį žmogutį, bedarbį, bet neturtingą, kokį pašvinkusi dėdą, kaip sakant, su juo mylėti, gerbti iki grabo lentos, gyventi su juo prasmirdusiai chruščiovkiai, kur tualeto bakelis neužsidaro, kur, nu žinot, ir tokių Lietuvoje dar ačiū Dievui pilna. O kas tokį iš jūsų voks? Tokį prasmirdėlį su 300 eurų į mėnesį. Niekam tokio nereikia. Nu jo, tada gali pradėti dairytis turtuolio. O, teisingai kalbat. Gyvendamas su vargšu visą laiką dairaisi Šerpyčio. O gyvendamas su Šerpyčiu vis kažkas negerai gaunas. Tai va čia ir yra ta gyvenimo harmonijos sinusoidė. Blogai, gerai, blogai, gerai, blogai, gerai. Šerpytienė sakys, kad mes čia iš pavydo. Tai ką mes galim padaryti? Tik myštelti kelnes ir eiti sau gerti alaus.